Sveiki dvyniai. Pirmiausia, prašau palaikyti mus spausdami patinka, prenumeruodami mūsų kanalą. Na, o kurie norite asmeninių konsultacijų, rašykite mums su Gaudentu, tikrai derinsim jums patogų laiką. Taigi, kas jūsų laukia šią savaitę? Šią savaitę būsite šviesos kariai. Kovosite už gražius dalykus, palaikysite gerus dalykus ir jūsų nuomonė turi būti labai svarbi. Ir jūs pastebėsite, kad net jeigu anksčiau kažkaip tai niekas nekreipė dėmesio į jūsų nuomonę, šią savaitę visi atkreipia labai pagarbiai ir išklauso jūs ir jūsų žodis tampa pirmu ir paskutiniu. Tai gali būti ne tik tai jūsų darbinėje erdvėje, bet ir kūrybinėje erdvėje, ir hobio klasėje, bendraujant su kaimynais, su bičiuliais, su šeimos nariais, su vaikais, su šuniukais, kačiukais, žodžiu, visų gėrių, kuris jūs supa aplinkui kiekvieną dieną. Tai va, kovokite ir, nes matai, kaip yra šią savaitę, ta kova yra teisinga, nes tai jums visais atvejais palankiai viskas baigsis, nes patys žinote, kad kas yra tiesa ir teisybė yra labai sunku pasakyti, nes mes visi sprendžiam iš savo varpinės ir tie dalykai yra labai reliatyvūs. Tai va, labai palankus metas yra protiniai veiklai, labai palankus metas yra rašymui iš tikrųjų. Labai, reiškia, palankus metas yra konkuruoti kažkokiuose proto mūšiuose, šachmatuose, šaškėse, na ir kitokiuose stalo žaidimuose. Taigi, mieli dvyniai, gražios savaitės, šią nuostabią vasarą, kuri neleidžia per daug sukaisti. Ir būkite sveiki ir laimingi, iki kitos savaitės. Ate.